Sveiki mokiniai, šios pamokos tema – kartojimas. Spręsime tekstinius uždavinukus. Pakartosime atkarpų brėžimą, matavimą. Pirmas uždavinukas. Vienos klasės mokiniai padarė 8 inkilus, kitos 12 daugiau. Kiek inkilų padarė kitos klasės mokiniai? Suskaičiuokite ir pagalvoję pasitikrinkite. Antras uždavinukas. Mokiniai įkėlė 30 inkilų. 10 inkilų paukščiai neapsigyveno. Kiek inkiliukų turi naujus gyventojus? Kokį veiksmą naudosime? Teisingai, atimties. Trečiasis uždavinys. Matome visą eilę atkarpų. Užduotis – išmatuok. Šį kartą išmatuoti padės jums jau nupieštos liniuotės. Atidžiai apžiūrėkite ir pasistengkite kuo tiksliau pamatuoti atkarpėles. Prisiminkime, atkarpos matuojamos nuo liniuotės 0. Pažiūrėkime į pirmąją atkarpą. Ji prasideda ties 0, baigiasi ties 3. Vadinasi, jos atkarpa ir jos ilgis yra 3 cm. Antroji prasideda ties 0, baigiasi ties skaičiumi 7. Šios atkarpos ilgis 7 cm. Tokiu pat būdu pakartokite kitų atkarpų ilgių radimą. Ketvirtasis uždavinukas. Neskubėdami suskaičiuokite eilučių veiksmų atsakymus. Spręskite iš eilės. Dabar atsiverskime pratybų sąsiuvinuką. Varnele pažymėk teisingą atsakymą. Pažiūrėkime, turime 2 atkarpas. Viršutinė atkarpa yra A atsakymo variantas trumpesnė už apatinę, B atsakymo variantas ilgesnė už apatinę. Ir dar vienas atsakymo variantas abi atkarpos lygios. Kaip jums atrodo, kuris iš šių 3 atsakymų yra teisingas? Prie jo varnele pažymėkite tuščiajame langelyje. Panašiai išspręskite ir antrąją uždavinio dalį. Palyginkite kitas 2 atkarpas. Uždavinys teigia, viršutinė atkarpa yra. Pažiūrėkite į viršutinę. Kaip manote, ar trumpesnė už apatinę, ar ilgesnė už apatinę, o gal abi atkarpos lygios? Taigi, pažymėkite teisingąjį atsakymą. Liko išspręsti antrą uždavinuką, kuriame reikėtų apskaičiuoti skaičiaus skirtumą bei sumą. Neskubėkite spręsdami, būkite atidūs, tikiuosi, kad išvengsite klaidų.